Draugai, noriu pakalbėti labai svarbia ir patriotiška tema, o būtent apie sportą. Nes kasgi gali būti labiau patriotiško negu sportas. Ypatingai sportas, kuriame vieni laksto ten kur nors aikštėje arba arenoje, o kiti sėdi, švilpia, ploja, mosuoja rankutėmis, skanduoja kokius nors šūkius. Bet ne apie visokius stadioninius tenai reikalus noriu pakalbėti, o apie reakciją į mūsų šauniasias sportininkės, ledo ritulio jaunimo merginų rinktinę, kurios vadovai atsisakė dalyvauti pasaulio ledo ritulio čempionate, jaunimo merginų ledo ritulio čempionate, jei kad būtumėm tiksliai. Ir štai po šitos žinios, po šito atsisakymo ties socialiniuose tinkluose patalpintomis tos mūsų šaunių merginų rinktinės nuotrauka, kur ten būrys gražių, tokių dailių lietuvaičių su gražia apranga, tokia raudona, tai vytis kažkodėl ne baltas, o juodas ant jų krūtinių. Bet tikrai gražios tokios puikios merginos nuotraukoje. Tai po tom nuotraukom pasipylė įvairūs komentarai, didžioji dalis, kurių buvo tiesiog įžeidžiančio pobūdžio. Apie tai, kad štai žiūrėkite, kokios bailios, štai žiūrėkite, kaip apsikakojo, štai žiūrėkite, kas per durnumas ir visa kita. O ten ne durnumas, o ten vertybinė nuostata. Dėl ko atsisakė tam dalyvauti čempionate? Todėl, kad toj pačioj grupėje turėtų kautis su Baltarusijos ledo ritulininkėmis. Ir jeigu jūs galvojate, kad tai yra silpnumo požymis, ne, draugai mano, tai yra nesilpnumo požymis. Jeigu jūs galvojate, kad tai yra kažkoks bandymas išvengti atsakomybės, ne, draugai mano, viskas yra daug paprasčiau. Tiesiog merginų ledo ritulio rinktinės vadovai rūpinasi ir saugo savo auklėtinių psichiką. Taip, draugai mano. Jūs matėte, kas vyko Bulgarijoje per dailiosios gimnastikos, meninės gimnastikos čempionatą, kai ant prizininkų pakylos stovint Rusijos gimnastei, laimėjusiai aukso medalį ir grojant Rusijos himnui, kurio muzika yra Tarybų sąjungos himno muzika, tik tai vietoj Великий Союз tenai dainuojasi Священ Россия, священная наша держава. Tik tai žodžiai yra kiti. Tai šito himno turėjo klausytis ant žemesnės pakylos stovinti sportininkė iš Ukrainos. Maža to, kad jinai ten turėjo stovėti ir negalėjo nueiti, nes jeigu jinai nedalyvautų apdovanojime, jeigu jinai nuliptų nuo pakylos tam, kad nereiktų klausyti Rusijos himno, jinai būtų represuota pagal tos meninės gimnastikos sporto asociacijos reglamentą. Ir ta vargšė buvo priversta užsikimšti ausis ir užsidengti veidą. Ir taip pat jinai stovėjo su
ausinėmis ausise, per kurias turbūt grojo ten kokią nors patriotinę muziką. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. Tikriausiai, kad permuštų ten tą Tarybų sąjungos brūkšnelis Rusijos himno du 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 du. Taigi, bet mes visi matėm, kokia kančia buvo jos veide. Maža to, kitoj rungtyje Ukrainos sportininkė buvo priversta išklausyti Baltarusijos himną. Ir jai irgi teko lygiai taip pat užsikimšti ausis ausinėmis, pasileisti Батько наш Бандера ir užsidengus veidą kentėti. O dabar įsivaizduokite, kas būtų, jeigu šitame pasaulio ledo ritulio čempionate mūsų merginos šauniosios užimtų 3. arba 2. vietą, o 1. vietą užimtų arba Baltarusija, arba neduok Dieve Rusija. Taigi jos būtų priverstos stovėti ant vienos pakilos su mūsų egzistencialistinio priešo atstovėmis ir maža to būtų priverstos klausytis Rusijos arba Baltarusijos himno. Jūs įsivaizduojate, kokia tai yra psichologinė trauma jaunam, bręstančiam organizmui su dar nepilnai susiformavusią psichiką. Taigi, po tokio potyrio nežinia, kaip susiklostytų tolimesnė mūsų nuostabiųjų merginų lietuvaičių ateitis. Galbūt jos neišlįstų iš gilios depresijos iki gyvenimo galo. Galbūt joms sutriktų miegas, valgymo problemos atsirastų. Galbūt motyvacija visiškai prapultų sportuoti. Įsivaizduojate, taip, tu ari, sportuoji, tenai prakaituoji, taip, neriesi visas iš kailio, 9 prakaitus lieji, o galiausiai esi priverstas kentėti tą gėdą, tą pažeminimą, viešai klausantis Rusijos arba Baltarusijos himnų. Galbūt tos merginos apskritai, ten viskas, jų tikriausiai net gyvenimai griūtų. Negalėtų sukurti normalios šeimos, prigimdyti Lietuvai gražių, sveikų, tvirtų vyrų, kurie paskui eis į šaulius ir į kariuomenę ginti Lietuvos. Ir ką? Ir kas dėl to būtų atsakingas? Atsakingi būtų mūsų sporto funkcionieriai, atsakingi būtų rinktinės vadovai, kurie daleido tokią tragediją. Taip kad, norint išvengti šitų traumų, šito prievartinio Rusijos ir Baltarusijos himnų klausimo, aš manau, rinktinės vadovai priėmė vienintelį teisingą sprendimą. Tuose sporto turnyruose, varžybose, kur dalyvauja Rusijos ir Baltarusijos sportininkai ir sportininkės, Lietuvos sportininkai, o ypač jaunieji sportininkai, kuriems dar tik tai, kaip sakiau, dar tik tai formuojasi smegenys, dar tik tai bręsta psichika, kurie dar nėra iki galo tokie užgrūdinti kovų, neturi dalyvauti, turi laikytis nuo to saugių atstumų ir ugdyti savyje vertybinį stuburą. Laikomės kartu, ugdom stuburą,
atstovim Lietuvą.